Blet. Taigi pirmas testas geras buvo, ne? Čiutgikas manęs neišmetė į jūrą. Čia taip gaunasi, kada vėjas būna išties iš nugaros ir šiek tiek pakeičia kryptį. Iš kažkokio šono. Na, o taip ir duoda. Tai va, pražiopsosi, gali išlėkti tiesiog per bortą ir tavo laivelis nuplauks pats savo kažkur tai. Taigi, kaip ir sakiau, čia visą šitą darau testą, o iš jūsų paprašysiu, kad galbūt pasakytumėte, kas yra negerai, ką turėčiau pataisyti, nes, kaip sakiau, su nauja aparatūra čia bandau žaisti, o aš jaunuolis esu pagyvenęs, jau man visą tai yra nauja, tai todėl aš čia prigribausiu labai daug visokių dalykų. Tai prašau tiesiog pagalbos iš jūsų, jeigu kas galite patarkite, jeigu nemokate patarti, tiesiog mane išpeikite, išheitinkit, žodžiu, nes kiekvienas heitas tai irgi yra šito kanalo prastumimas į priekį, taigi elkimės taip, kaip mokame elgtis. Na ir važiuojam pirmin, aš dabar darau pauzę, nes čia kol kas vėjo nėra, tai neįdomu. O, dabar, blėt, įsijungia, kada nereikia įsijungti, pirmai nesijungia. Tai jo, kaip ir sakiau, nėra nieko nepastovesnio ir melagingesnio nei švediška prognozė. Už švedišką prognozę labiau meluoja galbūt tik tai Lietuvos politikai, bet šiandieną turėjo irgi būti apie 8 metrai per sekundę vėjo, tačiau vėjas kažkoks, net negaliu pasakyti, tai jis yra, tai jo iš vis nėra. Dabar jisai pučia iš nugaros ir šiek tiek tai permainingai, tai todėl priekinė burė, šita didžioji burė, grotas, jinai užstoja priekiniai būriai ir kada kryptis šiek tiek keičiasi, ta priekinė būrė stabiluojasi. Tai tiesiog mes ją dabar ir surinksime iki tol, kol pasikeis vėjo kryptis. O Furleksas dirba labai paprastai. Tiesiog va, traukia ir jinai tenais susisuka. Furleksas yra iš tikrųjų labai gerai. Tik tai tiek, kad galbūt nelabai patikimas dalykas. Dažnai lūžta, bent jau man dažnai lūžta, todėl kad aš mėgstu ekstremą. Tai aš išeinu į didelius vėjus ir tie Furleksai iš tikrųjų neatlaiko, kai jiem duodi apkrovimą. Na, gerai, važiuojam toliau, žiūrim, kas čia bus. Tai aš kaip ir sakiau, Švedijos orai tai yra nuostabus. Matėt, ką tik tai buvau, deginausi. Na, čia gal yra kokia valandos laiko skirtumas ir dabar štai parodysiu, ką mes čia turime. Taigi, vėjas dingo visiškai. Ten dar va matosi gražu. Ir dabar žiūrėkite, kas manęs vejasi. O mane vejasi audra. Taigi, blemba, reikia staigiai jungtis variklį ir šutėti kažkur tai ieškoti užuovėjos, nes to aš čia gausiu vandenuko labai daug. Nes kaip visuomet nepasėmiau lietaus rūbų, nes saulė švietė, galvojau, aš čia labai fainai pasideginsiu ir bus čia viskas labai fysno, o dabar pasirodo reikia nešti kudašių. Taigi varom, kuriam variklį čiuožimišę. Na, kaip galvojat, gausiu dušo ar ne? Ten jau pila kaip turi būt, ten pila kaip turi būt ir tas sparčiai mane vejasi. Reiškia, nuo ten, kur dabar yra lietaus siena, matau, blėt, per tą telefoną nieko nepersiduda. Na, tai čia yra kažkur tai 3 jūrmylės. Ir man į priekį reikia iki užuovėjos maždaug tokios pačios varyti taip pat apie 3 jūrmylės. Bet kaip čia gerai atrodo, bet per telefoną nieko neperduoda, va tokie stulpai lietaus. Jie čia matosi, bet žodžiu, tokia situacija vasarą man net visai ir patiktų, todėl kad iš tikrųjų čia dabar ateis tokie dideli gūsiai, škvalai tokie, reiškia reikėtų susirifuoti būrį iš tikrųjų, jis gali suplėšyti, bet aš pabandysiu ją nusimti, jeigu tik tai pradės daužyti čia mane, bet tiesiog esmė, vat spėsiu ar aš nespėsiu, susisporinam. Blėt. O dėl to man jūra ir patinka, todėl kad čia visą laiką būna nuotykių. Niekas šiandieną išplaukiau, galvojau, bus toksai paprastas relaksas, galvoju, tiesiog pasėdėsiu, atsigersiu alučio, kur aš čia tą alučio,
atsigersiu alučio savo, pasidėsiu, pasiplaukas ir bus labai viskas gražu ir faina. Tai ne velnio, štai mane vėjas iškvalas. Na taigi, žiūrėkime, kuo čia blemba viskas baigsis. Ar aš papulsiu į šitą dušą, ar aš spėsiu pabėgti, ar jis šonu praeis. Taigi, va dėl to reikalingos šitos tiesioginės transliacijos, už tai, kad blemba, nu hebra, nu sakykit, tai kas Lietuvoje daro tokius dalykus, va, papuolė į tokius štormus, nu dar ne štormus, bet jis ateina. Kas daro tokias gyvas transliacijas? Nugi niekas. Nu tai padarom, hebra, padarom kažką tokio, kad vat būtų kažkas. Все, блядь, Касилья, нашел эпицентра, блядь, кура плешу бурят, нахуй. Курва, заебись. Nu, ne pačiam epicentre biškelį užkabino, bet, oi, blėt, bet duoda gerai. Pajungtai man, žiūrėkite į greną. Gaila, kad... Ai. O čia tai stichija, blėt. O čia tai duoda, o čia bus bėdos, blėt, parkeltum. O čia tai duoda. Dabar va čia va šitą salelę, kuri priekį, ten turėčiau gauti aš užuovėjus. Tai jeigu variklis neužsprings, na tai viskas bus gerai. O jeigu užsprings, tai bus šlaka. Bus dar fainiau. Žodžiu. Tokie plaktukai taip ir ateina, atrodo iš niekur nieko. Ką tik deginausi ir štai pradėjau maišytis žemės su dangu. Gaila, kad telefonas rezoliucija ne ta, nežinau, kas čia ne ta. Tai aš galvoju, hebrytė, gal kas nors yra išmanančių šituose video reikaluose, gal kokią kamerą nusipirkti, kad visas šitas matytųsi. Todėl, kad net iš tikrųjų dabar čia pučia nevaikiškai, pučia gerai, bet tai neperduoda tas telefonas. Ir čia baigiu, čia Дуода, блядь, твою ты мать. Ir lieka tik tai padėkoti Dievui, kad jis man davė tokį nuostabų gyvenimą. Blėt, žinai, dabar tik tai yra vienintelė klaida. Išpulsi už borto ir tavo pizdėks. Ir vis tiek kažkokia tai nematoma ranka tave saugo visą laiką nuo tokių dalykų. Ir belieka tik tai pasidžiaugti, kad Dievas tave myli ir neleidžia čia paskęsti. Ropai, mati. Nu viskas, išeinu į užuovėją. Viskas baigu filmuoti, nes reikia jau švartuotis. O, čia pasirodo pasislėpusių yra laivų ne vienas. Taigi aš irgi bandau čia kažkaip rasti užuovėją. Na, va štai taip netikėtai šios dienos kelionė ir pasibaigė. Lietaus negavau, spėjau pasislėpti. Tai dabar įsipyliau bokalą lavos, užsidegiau žiburį, užsikūriau dujinę, na, tam, kad tiesiog čia pasidarytų viskas jauku ir šilta. Kačiukas už tai ten guli lindęs, o už lango už eliminatoriaus lyja. Ir ten va pučia vėjas, bangos. Čia nieks nesijaučia, todėl kad mes esame dabar užuovėje. Ir vėjas eina mum per viršų, medžiai ir valas užstoja. Tai va tokios kelionės ir turi žavesio. Todėl kviečiu jūs prisijungti prie manęs. Kol kas šitos kelionės yra nemokamos. Na, o paskui aš paprašysiu simboliškai susimokėti, tai kol yra proga, junkitės į šitą veiklą, todėl kad čia iš tikrųjų yra cool. Čia iš tikrųjų verda gyvenimas. Ir tu tiesiog eini ant tų ašmenų ir surandi savo galimybių ribas. Taigi, jeigu tu nori sužinoti savo galimybių ribas, lip į šitą laivą ir išplauksime.